Laiškai sielos analitikui. Ar galima priprasti prie visiškų idiotų, kurie taip meistriškai nieko nedarydami, kartais net nieko nesakydami, sugeba idiotais pasijusti kitus? Man dažnai tai būna. Bet priprasti negaliu. Dažnai susimastau, kad gal jie visai ne idiotai, gal priešingai, jie genijai, tikrieji mąstytojai, kurie žino seną gerą tiesą, jog norint įžeisti kitą mąstytoją pakanka tvirtinti, jog jis tokių nėra. Gal todėl tie bepročiai nuolat kalba apie beprotybę, gal todėl jiems taip rūpi tai, ko kartu jie bijo labiausiai, tai yra patekti į beprotnamį. Tačiau nėra ko daryti skubotų išvadų apie tokių pašaipūnų galimus talentus mąstymo srityje. Taip, gal jie pajėgus neblogai mūryti plytas ir uždirbti pinigus, tačiau jų dėmesys, jų pasaulėjauta nuslysta regimybėmis. Jie garbina tai, ką gali apčiuopti, kartais net apsižioti. Tai nėra tikrasis mąstymas. Žinoma, sunku pakelti visą šią naštą, jaustis rakštimi sėdimosios srityje, kai tiek daug žmonių deda nemenkas pastangas pademonstruoti savo pranašumą, net kuomet to visiškai nereikia. Jie eikvoja paskutinės savo jėgas, nes gyvena juslėmis. Viskas, į ką jie tiki, apsireiškia jiems jų pačių asmenybės galioje, kuri laimiai greitai išsenka ir galiausiai nusivylusiuosius keičia kiti, jaunesni, idiotai. Tai gali nepastebėti tik toks pat idiotas arba negyvelis, pradedantis pūti nuo galvos iki kojų, bet vis dar reiškintis savo pasipiktinimą ir jau įgytą aukos statusą, būdamas užspaustas, pavyzdžiui, kokio seno kaimo autobuso tarpduryje. Štai draugas mane ragina reaguoti į visą šį chaosą ramiau, kai tuo metu visai šalia kažkoks tipelis jam rodo vidurinį pirštą, nes mano bičiulis į nieką nekreipdamas dėmesio atsistojo į eilės pradžią, visiškai ignoruodamas taip pat laukiančius savo dozės metadono. Aš jam pavydžiu, jis neribotai kvailas ir pozityvus žmogus. Niekada nepamiršo, jog mes turime tik vieną gyvenimą ir jį reikia gyventi kuo prasmingiau. Tai yra, kad nuolatos netrūktų įspūdžių. Saugoti gyvybės visai nebūtina, nes nuo jos taip pat pasveikstama, kaip ir nuo daugelio žalingų įpročių sukelto skausmo. Mirtis jų geriausias vaistas, jis nuolat taip kartoja. Žinoma, jis truputį naivokas, bet vaikams visuomet geriau sekasi priimti šį pasaulį, nuolat atrasti jame kažką naujo, kuomet mes, senukai, jau manome viską jame matę, ar bent jau esame nusivylę tuo, ką žinome negalintis pasiekti. Štai mano draugas visai kitoks. Anksčiau maniau, jog jis psichopatas, nuolat bandantis save įamžinti tuose socialiniuose tinkluose, kur žmonės, idiotai, dalinasi savo laimę su kitais, žinoma tik virtualiai. Sako, jog tai patogiau. Jis taip pat greitai pakibo ant šios mados, kuomet sėdo pirmąjį kartą į kalėjimą fotoaparatų, iš kurių galima ir paskambinti dar nebuvo. Pirmąjį tokį įrenginį jis gavo sėdėdamas antrąjį kartą. Kalėjime daug ko išmoko, pavyzdžiui, kaip gerbti vyresnius, pagal statusą žinoma. Nesikeikti, virti samagoną ir dar kelis dalykus, kurių geriau neprisiminti. Kiek suprantu, dar jis išmoko į viską žiūrėti paprasčiau, arba bent jau to raginti kitus. Man pačiam visuomet buvo keisti žmonės, kurie stengiasi kaip įmanydami pamokyti kitą, kuomet patys akivaizdžiai esti debilai. Nors gal tame ir yra tikro kvailio paslaptis. Kuomet stebi kurį laiką kvailį, manai, na, palauk, dar išauš tavo valanda ir į tave valysis batus visi, kas tik netingi. O čia žiūri, viskas vyksta priešingai. Kvailys jau seniai sulaukęs savo pripažinimo, postringauja kitiems, kaip reikia siekti aukštumų, moko gyvenimo, pats dar taip ir nepradėjęs gyventi. Žinoma, tame yra aiškus dėsningumas, jog kvailių dauguma, todėl kvailybė gali būti tiek gyvenimo būdu, tiek profesija.
Šios specialybės profesionalai betodariškai geba veržtis visur, ne ten, kur nėra jokių durų. Mes apskritai išmokome pakeisti savo gyvenimą taip jo ir neperpratę. Tai kas iš mūsų kvailys? Jie klausia iš televizijos ekranų, žvelgdami savo tuščiomis akimis į kameros objektyvą. Tarp jų mėgstama sakyti, jog jeigu tavęs nėra televizijoje, vadinasi tavęs apskritai nėra. Dabar šį banalų posakį galima pakoreguoti ir pridurti, jog pakaks interneto, kur gausybė idiotų turi visas galimybės tapti sekėjais kažkokių kitų idiotų, kuriems negėda. Bet ką aš pats? Stoviu su bičiuliu eilėje, kurie pikti snukiai į mus žvelgia raudonomis pavargusiomis akimis. Jie laukia dozės, kurią valstybė taip maloningai sutinka duoti, mainais į žmogaus teisės ir orumą. Po galais, apie kokį orumą ir teisės čia kalbama? Jeigu apie vairuotojo pažymėjimą, tai tas šalia drebantis narkomanas pastarai sakosi jau seniai pametęs, o greičiausiai bus užstatęs kitiems, kaip jis vadina likimo broliams. Na taip, tai jo teisė. Daryti su savo gyvenimu ką tik tinkamas. Bet kokio velnio jis narkomanas ir visi kiti mano turi kažkokias išskirtinės teisės. Štai vakar jam pasirodė, jog jo namų virtuvėje prie šaldytuvo atsivėrė kažkoks portalas ir kaulėtos rankos jį nelaimėlį gesinosi įtraukti pas save į prarają. Jis, kaip priklauso kiekvienam kovojančiam už savo gyvybę, ten surengė tikrą karą, po ko sėkmingai buvo pristatytas į budinčias ligoninės priimamąjį. Tuomet gailestingos rankos talžė pastarąjį lazdą, kol gydytojų buvo suteikta galimybė apdovanoti pasiklydusį dar vienu bilietu į portalą, bet šį kartą jau į visai kitą, tą, kuris mums visiems gana priimtinas, nors ir seniai pabodęs. Kas buvo toliau, aš nepamenu, nes tokie jo pasakojimai jau virto banalybė. Aš girdžiu, ką jis sako, bet atrodo nieko nesuprantu. Tik kas kartą, kai jis man pasakoja tokias istorijas, aš galvoju, kodėl jis gyvena. O tiek daug žmonių, galiausiai vaikų, vien šią akimirką kankinosi dėl paskutinio savo įkvėpimo.